Sveiki. Aš esu Vikta ir papasakosiu jums daugiau mažiau, kaip gyvenu. Tai va, dabar vaikštau Milane ir išgirsit istoriją, kaip aš čia atsiradau. Tai va, baigiau Žalgirių gimnaziją, tą pačią mokyklą, prieš 4 metus, jo 12. Labai atsiprašau už garsus, bet labai susikavau keistose vietose filmuotis. Tai va, prieš 4 metus ir baigiau labai gerai. Išlaikiau visus egzaminus. Kiek aš gavau? Už anglų gavau 100, už matematiką gavau 95, už lietuvių 98 ir už istoriją irgi 95. Tai pakankamai sėkmingai. Ir dalyvaudavau labai daug renginių, bele kiek. Jau dėl ko atsimenu mokyklą, tai dėl renginių. Ir šiaip buvo labai linksma. Ir nesuprantu, kai žmonės pasako, kad, žinot, dažnai išgirsti klausimą, o čia ir grįžtum į mokyklą, jei galėtum. Tai aš tai 100 metų dar mokyčiaus, tiesą sakant, visiškai nuoširdžiai. Gal ne 100, bet tokiem metam, tai sugrįžčiau su mielu noru. Tai va, aš labai atsiprašau, nepasirašau kalbos, tai biški mėtaus dabar, kai šneku. Ir dar labai visi žiūrima, kaip į beprotę kokią, tai irgi nėra labai lengva. Nu, bet žodžiu. Ir apie renginius galiu papasakoti, šiaip man prispažinsiu, kad man atsiuntė, maždaug klausimus, koks turiu atsakyti. Tai, bet aš užmiršau. Ir gali būt, kad praleisiu kai kuriuos, tai jeigu jums bus kas nors įdomu, tai prašom susisiekit, va čia labai atvira su pokalbėm ir pompą gavau beidama. Nu, žodžiu, tęsiu dabar mintį, kurią pamečiau. Kad, apie renginius papasakot galiu. Aš pradėjau maždaug dalyvauti juose paskutinius 2 metus, turbūt 11-12 klasėje, 3-4. Aš buvau ta karta, kurioj pasikeitė gimnazijos statusas, tiksliau pasikeitė mokyklos statusas į gimnaziją. Tai žodžiu, labiausiai atsimenu turbūt 100-dienį, nes neatsimenu, kada tiek daug darbo buvo įdėję kažkam ir viskas atsipirko skupu visiems, bet, žodžiu, buvo žiauriai linksma, visi renginiai buvo nesveiki. Aš nežinau, ką papasakoti, nes ir dabar žinau, kad mokyklai yra labai daug renginių ir galiu tik pasakyti, kad visur dalyvaukit, nes patikėkit manim, tai bus dalykai, kuriuos tikrai atsiminsit. Neatsiminsit, kaip sėdėt pamokų ir mokytis, nors mokytis irgi labai naudinga. Bet, žodžiu, dalyvaukit visur, kur tai galit ir viskas bus labai smagu. Ką dar turiu papasakoti aš jums, kad visada, kai grįžtu, aplankau mokyklą. Nes labai pasiilgstu visų mokytojų, nes patikėsit jūs ar ne, bet mokytojai irgi žmonės ir su jais galima labai susidraugauti, ką aš ir padariau. Tai yra žiauriai smagu sugrįžti ir pasiklausyti, kaip viskas, ne tik apie mokyklą šnekam, pripažinsiu, tai būkit draugiški su mokytojais, nes bus labai faina paskui. Gerai, dabar pereisiu prie tolimesnių savo minčių, ką veikiau po tos nuostabiausios epochos Žalgirių gimnazijai. Tai pabaigus gimnaziją, aš iš tikrųjų dar nebuvau jos baigus ir jau buvau stojus į Latviją, į Rygą, į Stockholm School of Economics in Riga. Tai studijavau ekonomiką ir verslą dalinai. Ir aš ten įstojau jau aš žinau, kad ten mokysiuos turbūt gegužės pradžioj, tai žodžiu dar prieš laikydama egzaminus jau žinau, kad turiu kur mokytis, kad viskas bus gerai. Ir ėjau egzaminus labai lengva duše. Bet, tai žodžiu, įstojau aš ten. Ir tai viena geriausių mokyklų Europoje verslą. Ir išvažiavau į Rygą pabaigusi. Ir mokiausi ten 3 metus. Buvo labai keista, nes atrodo, kas ta Latvija, kas ta Ryga, čia 3 valandas ir jau esi vietoj. Labai atsiprašau, pastais prie kavinės. Žodžiu, 3 valandas ir jau vietoj, bet vis tiek užsienis patikėsit manim ar ne. Ir buvo keista.
Bet žinau, kad su anglų kalba galima labai lengvai apsisukti, nes aš rusiškai apsimesdavau, tik tai, kad šneku kartais jau labai ekstremaliuose situacijose. Bet šiaip tai viskas angliškai, mokausi irgi angliškai ir mėgstu labai anglų kalbą vis dar. Tai einu dabar per raudoną, tai nežinau, gal nieks nepastrengs. Žodžiu. Ir aš gyvenau ten. Buvo iš pradžių šiaip sunku adaptuotis, pripažinsiu, nes grįždavau kiekvieną savaitgalį turbūt namo, kas antrą, gal pirmus 2 mėnesius. Tai tikrai. Nes man prasidėjo mokslai rugpjūtį. Tai visi mano draugai daro tą sagą, aš pradėjau mokytis rugpjūčio 19. Tai buvo žiauriai liūdna. Bet žinot, ką padarysi. Tai ir grįždavau ir būdavo linksma, būdavo smagu susitikti su draugais. Ir paskui, ką žinau, pripranti laikui bėgant. Ir buvo labai smagu. Mokytis reikėdavo žiauriai daug. Pirmus 2 mėnesius paskaitose sėdėdavau nuo 8 ryto iki 6 vakaro, taip be pertraukų. Turėdavom pasivalandos pertrauką pavalgyti. Tai buvo biški. Šiek tiek toks skirtumas pasijauta tarp mokyklos ir universiteto, bet labai ten norėjau. Tai ką čia dabar atėjau parduotuvę, tai turbūt prateisiu viską namuose, nes man gali žiklūsti iš čia labai greitai. Tuoj. Po šiekų tokių trukdžių galima pratesti. Tai aš, kaip ir sakiau, mokaus daug, tikrai daug, savo universitete Latvijoje, bet, žiauriai, vis tiek studentiškas gyvenimas yra visai kas kita negu mokyklinis. Ir aš gyvenau pas mano universitete mokės tarptautiniai studentai, tie tarptautiniai tai dauguma Latvijai, estai, lietuviai, rusai, baltarusai, tada gruzinai, visokių turėjom, labai daug turėjom vokiečių, žodžiu. Ir tai susipažinau su žiauriai daug įdomių žmonių, tikrai. Ir dabar dar esam draugai ir viskas yra labai faina. Tai turbūt vieni tų privalumų mano universitetai yra, kad pamatai, susipažįsti su įvairių tautybių žmonėm ir pamatai, kad stereotipai dažniausiai nėra iš lempos atsiradę, taip pat sakykim. Ir žiauriai jokinga, pavyzdžiui, kad estai iš tikrųjų yra labai lėti. Arba sužinom įdomių faktų, kad nežinau, ar esat girdėję, kad lietuviai latvius vadina žirgo galvom. Nežinau už kur, bet jau prieš išvažiuojant aš žinojau. Ir pasirodo, kad Latvijai lygiai taip pat lietuvius vadina zirga galvom. Taip kad, tokių įdomių dalykėlių, nelabai naudingų, bet, žodžiu. Ir po 2 metų prasimokysiu Latvijai, man bakalauras 3 metus truko, ne 4. Ir tai po tų 2 metų aš išvažiavau mainų programą į Erasmusą ir atvažiavau į Italiją. Tai paskutiniais savo bakalauro metais. Pirmą pusmetį išvažiavau į Italiją, į Milaną, tam pat, kur dabar gyvenu, tik tai kitą universitetą. Ir buvo, jaučiu, geriausias mano pusmetis gyvenime. Tai iškart pasakiau, kad jeigu turėsit galimybę, kai moksitės išvažiuoti mainų programą, ką turėsit, jeigu biškai įdėsit pastangų, tai būtinai išvažiuokit ir pasirinkit šalį, kuri būtų, kuo labiau kitokia. Nežinau, kaip išsireiškia, kad žodžiu, pamatytų visiškai kitą kultūrą, nes mes irgi tai atvažiavome į pietus, aš atvažiavau su savo viena grupiokę ir irgi pasirodo, kad visi stereotipai apie italus ir Italiją ir visą kitą yra visiškai tiesa ir maistas, viskas, žodžiu, oras visai kitas, visi kultūra visiškai kitokia. Tai tiek verkus turbūt nesu gyvenime, kai reikėjo išvažiuoti po tų 5 mėnesių, aš 5 mėnesius prabuvau. Bet buvo, kažkas nenormalaus visiškai Italijai, naktinis gyvenimas, ten viskas, jeigu norit, susitiekit su manim, papasakosiu viską. Bet žodžiu, ir universitetas visai kitoks, taip įdomi ta patirtis tokia. Ir po tų 5 mėnesių grįžau, parašiau bakalaurinį ir tada ieškau, kur toliau mokytis magistrą. Ir norėjau stoti į Švediją, į tą patį universitetą, kur mokiaus bakalaurą, tik tai į Švediją pačią, bet nepasisekė man su Švedija, tai įstojau į Milaną, į kitą universitetą, kur nesitikėjau iš tikrųjų, kad įstosiu. Ir jį pasirinkau dėl to, kad jisai yra 7 Europoje ir 19 pasaulyje pagal reitingus.
Tai visai taip pasisekė, man sakyčiau. Ir aš dabar mokausi finansų apskaitą ir finansinį valdymą, Accounting, Financial Management and Control, angliškai irgi visa programa, 2 metus mokysiuos ir gyvenu Milane. Ir vėl grįžau tą pačią kultūrą, iš kurią tai buvau įsimylėjus. Nu dabar viskas yra biškai kitaip, negu kad buvo tuos pusę metų, kai vien tik šventas mačiau ir daugiau nieko, bet universitete šiaip žiauriai sunku. Nu toks tas sunku, tokie reikalavimai aukštesni, bet šiaip viskas yra žiauriai fain, labai šilta čia. Matot, pirmąją dalį, tai biškai vėjelis toksai pučia, bet yra viskas labai faina. Ir ką galiu pasakyti, kad universitete šiaip žiauriai įdomu, labai įdomus dalykai ir dėstytojai yra žiauriai įdomus. Nu tokie visi Latvijai, kai aš mokos, tai visi mūsų dėstytojai buvo tarptautiniai, buvo skandinavų labai daug, švedai, danai, tada norvegus turėjom, nu žodžiu, daug skandinavų, tada australai, prancūzai, vokiečiai, nu žodžiu, visokiausių. O čia dabar yra, pirmam pusmetį buvo vien italai ir dabar turiu tik tai vieną užsienietį, kuris anglas. Bet šiaip visi italai ir tai italų tokie, jie labai ekspresyvūs žmonės yra, tai pakankamai įdomu. Itališkai dar nešneku, jeigu noriu žinoti, bet viskas suprantu taip, kad viskas savo laiko, neskubėkim. Ir dar, ką galiu pasakyti, kad dirbu tuo pačiu metu, įsidarbinau jau bakalaurą mokydamasi. Pirmų metų pabaigojo gegužę 1 metų aš gavau darbą kaip vertėja, freelance translator, tai verčiu iš namų, man tiesiog atsiųsda vertimus, visokiausių vertimų biure įsidarbinau, atsiųsda vertimus ir rasdavau iš anglų į lietuvių kalbą ir užsidirbau pinigų, viskas gerai, labai faina. Ir tada 2 metais dariau praktiką tokioj kompanijai Euromonitor International, tai yra britų kompanija, kuri daro rinkos tyrimus praktiškai irgi galėjau dirbti iš namų, tai padariau praktiką pas juos ir pasilikau dirbti iš namų. Tai labai buvo gerai. Ir dabar atvažiavus į Milaną, toliau jiems tebedirbu ir dirbu consulting departmente. Tai darau gaunam atskirus įmonių užsakymus ir tyriam rinkas, prognozuojam ir panašiai ir taip toliau. Ir pakankamai viskas įmanoma, jeigu labai nori. Nu, šiaip žiauriai daug laiko suėda viskas, bet dirbam. Ir kaip suderinu mokslo su darbu, sunkiai, bet suderinu. Būna, pavyzdžiui, vakar nemiegojau. Reikėjo biškį per naktelę padirbti, padirbu ir ką. Ir šiandien vėl viskas gerai. Tai, jeigu labai nori, tai viską gali padaryti. Tik tai reikia biškį viską mokėti paplanuoti. Turiu užrašų knygutę, užsirašau, ką reikia kada ką padaryti ir viskas labai gerai pavyksta. Ir pamiršau paminėti universiteto pavadinimą. Tai yra, dabar mokausi Università Bocconi. Tai jeigu norit, matot ten kažkur background'e, ten matosi yra kažkoks aplankas, nežinau net kas ten yra. Bet tai galite irgi pamėginti stoti magistrantūrą, mielai prašom. Čia yra ir bakalauras, jeigu kam nors įdomu. Ir nežinau net, ką aš jums daugiau galėčiau pasakyti. Galiu tik tai pasakyti, kad džiaukitės mokyklą, kol galit ir išnaudokit visas įmanomas progas, kokias turit joj pasireikšti tiek mokslo atžvilgiu, jeigu esate talentingi moksluose, kaip aš kad buvau nesiginant. Tai mielai dalyvaukit visose olimpiadose, visose konkursuose, visur kitur ruoškitės egzaminam. Tik nepamirškit ir turėti šalia kažkokį social life, nes jisai patiekit manim žiauriai pravers kažkada. Ir niekam darbdaviam yra žiauriai neįdomu, jeigu jūs tai gerai mokotės, nes jie visada, kai nueini interviu, visada jie tikėsis, kad turit kažkokių arba pamokėnės veiklos, arba šiaip esat socialų žmonės, nes kaip pradėt bendrauti su žmonėm matos, kas turi draugų, kas nelabai. Tai man nepamirškit ir laiko savo šiek tiek skirti. O sakau, mokyklai tai viskas įmanoma, patikėkit manim. Jeigu turit kokių idėjų, visada žinot, kur nueiti. Jeigu nežinot, tai pasiklauskit šitų nuostabių žmonių, kurie viskas organizavo ir jie jums pasakys, pas ką turit nueiti. Ir visada atsiras progų, kaip įgyvendinti jas, patikėkit manim. Mes irgi labai daug padarėm visko ir sakau, dabar, kai prisimenu mokyklą, tai galvoju tik apie tuos nuostabius renginius ir apie mokytojus,
kurie įdėjo tiek daug pastangų ir tiek daug darbo ir tiek daug meilės atidavė man, kad aš jiems visą gyvenimą būsiu dėkinga. Ir dabar dar nueisiu visada padėkuoju už viską, nes tikrai verta. Ir dar galiu pasakyti, kad mažiau kreipkite, ką žmonės šneka apie, kai galvojat, kur stoti, ypač arba ir kur mokytis. Jeigu pradedat dabar eiti į 1 klasę ar į 3 ateinat, net nežinau. Nes aš irgi, kai baigiau 8 klases, aš visą laiką mokau Žalgirių gimnazijai visus 12 metų, tiksliau 13, nes dar jau paruošimą klasę Žalgiriuose. Taip, kad ir kai aš baigiau 8 klases, tai irgi prasidėjo kaimynų raginimai ir ten, žinot, močiučių, bobučių paistalai visokie, kad eiti į versmę, nes ten geriau. Bet, rezultatai rodo ką kitą. Taip, kad visada galvokit savo galvą ir galvokit, kaip jums geriau. Ir turit pažįstamų, turit draugų, galite pasiklausti, kas kaip, kur kada. Ir ypač, kai stojat, mažiausiai klausykitės, ką visi žmonės šneka, kai stojat. Nes jeigu įstosit į dalyką, kuris jums nepatinka, tai patikėkit, man niekada nieko iš to ir nebus. Aš mokaus, kas man patinka ir esu žiauriai laiminga. Ir dabar baigsiu kitais metais ir varysiu vėl kur nors, nežinau, gal į kokią Australiją, gal į Kanadą. Kažkur tolėliau šiek tiek. Tai siekit savo tikslų. Ir kiek žinau, mokyklai irgi jubiliejus dabar ateina, arba šiaip gimtadienis, nesu tikra. Bet noriu palinkėti, kad ir toliau taip motyvuotų visus mokinius, kaip mane, kad motyvavo, kad padėtų jam atskleisti, kaip man tikrai padėjo. Ir visi mokytojai, kurie man mokė nuo 1 klasės, žino, kaip aš pasikeičiau per tiek metų, ypač paskutiniais metais. Taip, kad linkiu, kad ir toliau dirbtumėt tik su gerai žmonėm ir dirbtumėt iš abiejų pusių, kad mokiniai būtų geri ir kad mokytojai būtų lygiai tokie patys. Ir kad rezultatai visada būtų tik tai tokie, kokių tikėjotės ir dar geresni. Tai va, tiek apie mane ir apie mokyklą ir apie visus gerus dalykus, kurie ten įvyko. Tai tikiuosi per daug nenabodžiaut, kol aš nekėjau. Ir jeigu norit, susisiekit, galite mano kontaktą pasimti, nežinau už kur, bet pasakys gal jau. Ir, pasilinksminkit ir susigalvokit, ką veiksit ateityje. Tai va, ačiū labai, kad klausėtės, linkėjimai visiems mano mylimiausiam mokytam, kai grįšiu ateisiu vėl aplankyti, prasinešiu kaip visą laiką ir geros dienos.